Aš buvau tokioj depresijai, iš tikrųjų viduje aš jau galvojau, kad gal mes netgi ir skirsimės. Pavasarį aš nusprendžiau, kad man reikia išvažiuoti ir pakeisti aplinką. Buvo momentas toks, kai aš prisimenu, kad mes su mano antra puse einam palei vandenyną, kaip dabar prisimenu tą pokalbį, ir man stovi toks kamuolys gerklėj, kur aš atrodo noriu tiesiog bliauti, rėkti iš skausmo viduje. Vienas momentas, kuris man buvo žiauriai traumuojantis, tai, kad aš investavau į šitą žmogų labai daug laiko, pakeičiau šalį, atvykau dėl jo, palikau šeimą. Tiek daug visko atrodo paaukota dėl šito žmogaus, jau net prieš visus tos finansinius sunkumus pradėjau jausti jausmų pasikeitimą. Ir ką aš dariau, aišku, aš daug valgiau, irgi ieškojau tos pakuodos maiste. Ir per tą 1,5 mėnesio, žinokit, aš tikriausiai pasiekiau patį didžiausią savo svorio ir sugriuvimo piką.